Labas vakaras visiems. Taigi, bandysim šiandien investuoti dar į portfelinę investiciją. Prieš tai buvo mano nufilmuotas video, tai buvau susidūręs su nedėliam problemom investuojant, tai tą problemą išsprendžiau, tiesiog matyti iš to viso skubėjimo reikėjo man tiesiog ilgiau luktert ir būtų viskas ten buvo gerai su visų pradiniu investavimu, bet tiesiog per savo skubėjimą matyti aš pas tenai primaigiau ir atšaukiau tą užpirkimą tos akcijos, kur man trūko ir tiesiog va taip gavosi. Bet esmė nieko baisaus, aš ten tą 13 eurų ar kiek ten buvo išsiėmiau vėl kaip iš to portfelio investicijų ir tada tiesiog iš naujo padariau užpirkimą ir va taip išsprendžiau tą problemą ir taip nupirko man tą trūkstamą akciją į tą portfelį. O dabar, vienu žodžiu, yra taip, kad aš esu atvedęs 2 referalus. Vienas referalas tada gavau Nvidios akcijų, Nvidia akcijas, aišku, yra dabar viršui, kaip matot, pagal visą kreivę ilgą ir manau kaina yra tikrai pakankamai aukšta, aišku, gali jos gal ir brakt dar tolyn ten ir čia aš tiksliai tiek nesigilinu ir nesidomiu iš esmės, bet tik tiek žinau, kad faktas, kad gavau jų už 9,50, jos dabar yra praktiškai per visą laiką topė viršų ir tokių kainų niekad nėra turėję ir dabar netgi šiek tiek ta kaina gal šiek tiek yra pakritus, nes man kaip ir rodo, kad aš esu nedidelė minusiukė, tai aš visgi apmašiau, kad noriu dividendinių akcijų, nes kas bus, jeigu Nvidia, tarkim, dabar po gerų kokių sėkmingų metų atkris, pavyzdžiui, iki 250 ar ten 200, tai praktiškai man iš tų 9,50 eurų sumos liks ten kokie 4,5 euro. Tai aš kaip ir labiau linkęs pasirinkti tada dividendinės akcijas, tai bet parduosiu Nvidia tą gautą iš referalų, pasimsiu beveik 9 tuos 40 ir tada šiandien dar gavau irgi iš vieno referalo kažkokį labai įdomų LVMH, Moet, Venesi, Louis Vuitton, vienu žodžiu, pasižiūrėjau čia iš vis Prancūzijos biržos. Tai kaip ir aš labai ten prisimakaluot portfelį įvairių tų biržų Europos skirtingų irgi daug nelinkęs, tai kaip ir man viena tik iš Prancūzijos biržos turėta akcija irgi nėra tikslo, ta akcija irgi pagal tą bendrą kainą, net mato dabar viena akcija kainuoja 735 eurus, bet irgi ten pažiūrėjau, tie dividendai yra išmokami, bet va, pajamos iš dividendų gaunas tik 1,9, tai yra labai mažas procentas, tai vėlgi aš turbūt nelaikysiu, nes čia kaip pažiūrėjau irgi su mados, papuošalų ir parfumerijos, vienu žodžiu, irgi kaip ir gal prekybos centras ar bendradarbiaujantis tinklas kažkoks, vienu žodžiu, didelis vardas, Lietuvoje gal nelabai žinomas, tai bent jau aš kai madom nesidomiu ir panašiai ir visokiais šitais ten papuošalais. Tai va, tai aš planuoju irgi šitą gautą parduoti ir va, tai tuos, grubiai tariant, beveik 19 eurų paskirti į portfelinę investiciją, papildyti tam, kad nebūtų 100 eurų, o būtų koks 120. Nes dabar kažkaip tai Nvidia dividendų nemoka, kaina jos yra pykė, bent jau pagal dabartį, tas ten vėl tik 1,5% dividendai kažkaip norisi pasididinti. Tai ir bandom daryti, tada bandysim pardavimą. Dar niekad labai nepardavinėjau akcijų, tai vat pabandysim eiti į investicijas ir pabandysiu aš va šitų nereikalingas akcijas visgi relokuoti. Taip, gerai parduoti. Gerai ir taip, 9. Gerai, už visą sumą, gerai pavedimo peržiūrą, siūsti pavedimą ir pasižiūrim. Jį parsidavė ir taip pat Nvidia parduoti, nes man irgi kaip ir jinai nedomina. Nu va. Dabar pas man balanse kažkur turėtų atsirast 18,77. Tai va, labai puiku. Parsidavė viskas ir bandom papildyti portfelį. Portfelinės investicijos ir dabar investuoti. Ir investuosim visus tuos 18,77. Ir dabar pagal tikslus, tai va dabar aš, kadangi noriu visas panašiai vienodai papildyti tas akcijas, tai patvirtinti pirkimą. Ir žiūrim, kaip pasipildo tos investicijos. Nu va, kol kas matom, kad kaip ir viskas gerai. Bandosi investuotis visur. Ir beveik viskas turbūt gaunasi
turbūt gerai. Ai, šiam 3 procentai suinvestuota. Ir va, dar liko kažkur porą akcijų nupirkti. Skirtingų firmų turbūt. Ar vienos netgi gal. Ir bus investuota tie visi 19 eurų. Tai būsiu va taip padaręs tą visą realokaciją. Ir būsiu taip papildęs akcijas. Ir vėl Cross Timber Baltic Trustas. Vėl ant šito matau stringa, kaip tai jam paskutiniam nori nupirkti akcijas. Labai labai įdomiai. Bet kaip ir čia viskas kaba. Tai va, tiesiog paliksiu ir dabar neliesiu, nes tada bemaikydamas matyti atšaukų per X čia ir man nutrūko tas investavimas. Aišku, tada irgi buvo labai įdomiai išmetę kažkokią klaidelę, kaip ir įvyko klaida, nes dalis pinigų liko balanse nenupirkta, o kita dalis buvo šito portfelio jau balanse. Tai va, irgi nežinau, ar čia sistemos kažkokia klaidelė buvo, ar taip toliau. Tai va, kol kas kaip ir portfeliukas visas biškiai minusą eina šitas su nedėliu kiekiu, o čia žiūrėsim, kaip čia gausis. Šitas visas akcijas kol kas matau papildė sėkmingai. Cross Timber Real, tai va tik tai šitam dabar biški trūksta nupirkimo to. Nu tai paliksiu, baisiai neliesiu. Tai va, labai elementariai taip pasipildė portfelinė investicija. O, jo, va aš irgi reiškia, tada irgi kaip pirmą kartą pildžiau. Labai išsigandau, kad ko čia taip iškart 6 akcijas užpirko, kitų staigiai neužpirko. Ir čia pamaigiau ir aš atsimenu buvo iššokę, kad ten jūs nutrauksit. Aš kažkaip paspaudžiau ir tada viską nutraukau. Tai vat, iš tikrųjų nėra sunku pildyti portfelinę investiciją. Vat gavot pinigėlių, įsimetėt kokių 50 euriukų, ten 30 euriukų ir investuojate išimti lėšas, pasižymėt, tiesiog tik tai truputėlį laiko, kantrybės ir ta portfelinė investicija susipildo. Tai vat kaip ir minėjau, visgi persimečiau tos Nvidias ir tą šiandien gautą, nes, nu, kaip ir mane domina dividendai. Tai vat norisi kažkaip užsukti šitą portfeliuką su didesnė suma dabar greičiau, kad pradėtų daugiau tų dividendų jisai uždirbinėti ir kad aišku reinvestuotųsi, nes irgi čia labai yra faina, kad pamatai dividendai, tu matai, kiek pavyzdžiui yra kažkokių susikaupusių neinvestuotų lėšų jau iš dividendų gautų, tarkim, ir tada rodo, kiek pavyzdžiui jau yra reinvestuota. Tai vat, ir matai, kiek iš viso buvo gauta dividendų. Tai vat labai, labai iš tikrųjų įdomu matyti, nes vat, kai bus didesnė suma, tarkim, vat irgi manau su kokiu ten 1000 eurų, jeigu būtų šitas portfelis, šita portfelinė investicija, tai tikrai būtų įdomu stebėti, nes tada jau būtų vis tiek kas mėnesį gaunama iš šitų pakankamai didelių dividendų didelės sumas ir būtų jau kas mėnesį reinvestuojama, ten po kokių 10-15 eurų, manau, įmanoma išspausti. Tai manau, visai turėtų čia tada įdomiau va šitie skaičiukai suktis. Aišku, dabar pasakė, kol čia va 118, ten 110, 120 kokių bus, tai aišku, aš ten kiekvieną mėnesį gavinėsiu gal po 1-2 eurus kokius ir aišku, ten tokio reinvestavimo gali ir nebūti automatinio, nes tiesiog nepasieksiu to, man reikiamo ten berods 8 eurai 33 centai ar kažkas tokio, kad vienai investicijai. Tai atspėju čia šitoj vietoj tiesiog reikės dasipildyti papildomai, pavyzdžiui, iš algos pinigų į šitą investiciją ir tiesiog taip tą eurą 2 tenai tų dividendų bus irgi kartu reinvestuojama. Tai vat, nu, iš tikrųjų, eigoje viską matysim, tai vat spaudžiam laiką, spaudžiam pirmąjį kanalą ir iki sekančių video. Iki.